Sveiki visi, su jumis Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie kaltinimus Justinui Marcinkevičiui ir jo istorinį vertinimą. Žiniasklaida ir visuomenėje prasidėjus diskusijoms apie poeto Justino Marcinkevičiaus įamžinimą Vilniuje, valdantieji pamėgino šiuo klausimu išlaviruoti. Premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad norėtų, jog šį klausimą spręstų mūsų anūkai. Mūsų, suprask, tautos. Iš esmės tuo pasakė, kad nenorėtų pati sulaukti to sprendimo ir galbūt paminklo Marcinkevičiui, nes reikia suprasti, dabar darbingo amžiaus žmonių anūkai Lietuvos likimas spręs po gero pusės amžiaus. Iš tiesų tuo pasakė, kad nenorėtų sulaukti įamžinimo Justinui Marcinkevičiui, tačiau to tiesiai pasakyti nesiryžo. Nesiryžo, nes tiesiai pasakius reikėtų pasakyti kodėl. O dėl taip vadinamųjų kontroversijų istoriniais klausimais premjerė jau anksčiau ne vieną kartą pasisakyti vengė ir toliau vengia ir vengs. Vis dėlto aptarti Justino Marcinkevičiaus įamžinimo klausimą reikia ir būtina. Ir aptarti iš esmės. Tai yra ne patį paminklą, patinka jis mums ar nepatinka, o Justino Marcinkevičiaus istorinį vaidmenį. Vertas ar nevertas jis tautos pagarbos ir įamžinimo. Svarbiausia Marcinkevičiaus kritikė ir jo įamžinimo priešininkė turime laikyti VU dėstytoją Neriją Putinaitę, kuri yra parašiusi ne vieną straipsnį ir platesnę studiją Marcinkevičiaus kūrybos ir vietos mūsų istorijoje tema. Nesenai ir LRT paskelbta jos publicistinė esė šią pačią temą iš esmės rezumuoja jos monografijos Skambantis molis teiginius. Jų esmė, Justinas Marcinkevičius stengiasi palenkti tautiškumą sovietiškumui, ko norėjo ir skatino ir stengiasi daryti sovietinė valdžia, todėl nei Justino Marcinkevičiaus kūrybos, nei sovietinių tautiškumo raiškos formų nereikėtų vertinti. Kaip Justinas Marcinkevičius tai darė, Nerija Putinaitė teigia ir neteko matyti, kad kas nors iš Marcinkevičiaus įamžinimo priešininkų jai oponuotų šiuo klausimu ir siūlytų kokius alternatyvius paaiškinimus. Taigi jį teigia, kad Justinas Marcinkevičius tautiškumą, nors nemažai jį rodė, kalbėjo ir reikšmino, vaizdavo kaip istorinį, muziejinį, atgyvenusi paveldinį reiškinį, kuris nebėra aktualus, kuris yra išpolitintas ir nesietinas su valstybingumu. Taip pat, jog tautiškumo raišką vaizdavo kaip beviltišką, kaip visada nesėkminga, pasibaigiančią tragiškai ir todėl, tarsi bandė atbaidyti nuo tautiškumo politizavimo ir valstybingumo siekio. Tokiu Putinaitės formuluotų ir beveik visų kritikų naudojamų argumentų paneigiama tiek istorinė tiesa ir konkrečiai Justino Marcinkevičiaus gyvenimo faktai, tiek ir pati aptariamų žanrų logika. Reaguodamas į Marcinkevičiaus kritiką, Oskaras Koršunovas pastebėjo, o ir šiaip yra žinoma ir mokama mūsų švietimo sistemoje, jog pats dramos žanras reikalauja komedijos arba tragedijos. Justino Marcinkevičiaus garsioji trilogija Mindaugas, Mažvydas, Katedra, šie trys kūriniai be abejo buvo tragedijos ir vaizdavo tragiškus pagrindinių veikėjų likimus. Kitaip ir negalėjo būti. Pirma, to reikalavo pats žanras, bet antra, tik visiškai su dorybių etika ir ryšį praradusiai visuomeniai gali atrodyti, kad tragiškas veikėjų likimų vaizdavimas yra skirtas atbaidyti nuo idealų puoselėjimo, nuo idėjos, kad verta aukotis, stengtis siekti kažkokių idealų išpildymo. Priešingai, visais laikais, ypač visais laikais, kada literatūra buvo suvokiama kaip ugdanti ir kad vertybių, dorybių, pirmiausia, ugdymas yra jos paskirtis, visais amžiais, nuo antikos iki 20 amžiaus ir iki šiol kartais, savaime suprantama buvo vaizduoti tragiškus veikėjų likimus kaip forma perteikti tuos idealus, dėl kurių tie tragiški veikėjų likimai ir įvyko. Įsivaizdavimas, kad viskas turi baigtis laimingai, jeigu nori puoselėti kažkokius idealus, ir jeigu nesibaigia laimingai, tai yra pamoka, jog tų idealų puoselėti nereikia, yra vartotojiškos, norinčios džiaugtis visuomenės įsivaizdavimas. Patys laisvės kovotojai, rezistentai, koks tikrai nebuvo pats Justinas Marcinkevičius, labai aiškiai tą suprato ir vadovavosi. Vienas garsiausių pokario rezistentų, monsinjoras Alfonsas Varinskas, viešai nekartą kartojo savo principą būtina sieti nors pjaus kiti, kas reiškia šiuo atveju, kad būtina siekti nepriklausomybės,
nepaisant to, kad patys gal jos nesulauksime ir konkrečiai tikrai nesitikėjo sulaukti, nors galiausiai savo džiaugsmui sulaukė. Tuo pačiu principu vadovaujasi ir kiti iki šiol gyvi antisovietiniai rezistentai, tiek neginkluotos, tiek ir ginkluotos rezistencijos dalyviai. Šis principas regis yra nesuprantamas Nerijai Putinaitei ir visiems palaikantiems tokią kritiką, esą tragiškumas ginančiųjų lietuvių kalbos ar Lietuvos valstybės ar religijos idealus Marcinkevičiaus dramose yra būdas atbaidyti nuo tautiškumo ir valstybingumo tų dramų žiūrovus ir skaitytojus. Galime nereikalauti iš savęs labai daug ir pažvelgti į pabrėžtinai jaunimui skirtą literatūrą. Štai Aleksandro Diuma romanuose, ne viename iš jų, kaip tarkim garsesnėme Karalienė Margo, bet ir kituose, nuolatos herojai sąmoningai renkasi mirtį ar kitaip nelaimingą savo istorijos pabaigą dėl savo pasirinktų idealų, dažniausiai ištikimybės valstybė, monarchui, damai ar kokiam nors principui. Ir būtų tiesiog epochinis lūžis literatūros istorijoje, jeigu bandytume aiškinti, kad tuo norėta perteikti, jog aukotis dėl principų nereikia. Akivaizdu, kad tai buvo priešingai. Jeigu tai yra suvokiama jaunimo literatūroje, juo labiau tai galioja ir suaugusiųjų literatūroje. Taigi idealistinės pastangos yra prasmingos net ir tada, kai dėl jų besiaukojantieji nesulaukia tų rezultatų. Marcinkevičiaus dramose pagrindiniai veikėjai nepamatė to valstybingumo įsitvirtinimo, kalbos įsitvirtinimo, religijos suklestėjimo, tačiau bet kuriuo atveju jos buvo skirtos tam principui, jog kova už idealus ir būtent šiuos konkrečius tautiškumo, lietuvių kalbos idealus, valstybės idealus ginti prasminga. Marcinkevičiaus kritikai regis to nesupranta arba sąmoningai ignoruoja. Dar akivaizdžiau Marcinkevičiaus kritikų logika paneigia jo paties gyvenimo faktai. Visiška tiesa, kad ankstyvojų gyvenimo laikotarpiu jis buvo konformistiškai prie režimo prisitaikęs poetas ir rašė propagandinius režimo pageidautus eilėraščius prieš religiją, prieš partizaninę kovą ir panašiai. Tačiau kiekvieno žmogaus gyvenimą vertiname kaip visumą. Ir Justinas Marcinkevičius vėlyvuoju sovietmečiu priėmė lemtingą apsisprendimą stoti už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovą, įstojo į Sąjūdį ir Sąjūdyje buvo viena kertinių asmenybių, kuri dėka savo, čia esama tam tikro paradokso, dėka savo ankstesnio konformizmo ir talento, šių dviejų aplinkybių dėka lietuvių tautos akyse galiausiai galėtų susikurti autoriteto ir pagarbos, visą tą autoritetą ir pagarbą nukreipė tam, kad galėtų apsaugoti Sąjūdį ir praskirti jam kelius, būdamas savotiškų skydų šiam judėjimui. Nėra jokia paslaptis, kad Sąjūdžio veiklos pirmaisiais metais režimas rimtai svarstė galimybę likviduoti, suimti, gal net išžudyti Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius ir jų rizika savo gyvybėmis ir likimu buvo absoliučiai apčiuopiama ir reali. Tuo laikotarpiu būtent Justinas Marcinkevičius visuomenėje tvyrant baimiai pirmiausia dėtis prie tokio judėjimo, kurio ateitis ir likimas neaiškus, kaip tik ir buvo lemiamas ir reikalingas. Už Sąjūdžio rėmimo grupių steigimą atsakingas profesorius Vytautas Radžvilas ne vieną kartą yra viešai pasakojęs apie tai, kaip įvairiausiose situacijose Lietuvoje, gamyklose, įvairiuose kolektyvuose, viešuose renginiuose pristatant Sąjūdį, faktiškai ledus pralaužiantis veiksnys buvo tai, kad su mumis Justinas Marcinkevičius. Ir tą pasakius, baimė, jeigu ne visiškai išgaruodavo, tai stodavo į antrą planą ir žmonės vis dėlto išdrįsdavo tiek ir klausyti, ką siūlo Sąjūdis, tiek ir prie jo prisidėti. Ir šito veiksnio neįmanoma nuvertinti. Neatsitiktinumas, kad Justinui Marcinkevičiui buvo patikėta atidaryti Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą 88 spalį. Neatsitiktinumas, kad Justinui Marcinkevičiui jau po nepriklausomybės patikėta parašyti Lietuvos Respublikos konstitucijos preambulę. Galiausiai neatsitiktinumas, kad jis užėmė ne tik simbolinius vaidmenis šioje nepriklausomybės kovoje, kadangi nuo 85 buvo aukščiausios tarybos nariu ir tapęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, faktiškai pradėjo tose pareigose atstovauti Sąjūdžio reikalavimus. Būtent jis buvo žmogus, kuris 88 metais kėlė lietuvių kalbai grąžinimo valstybinės kalbos statuso reikalavimą. Taigi, ir čia didžioji ironija,
Nors kritikai sako, kad jis visaip kaip bandė savo kūrybą užgesinti tautinius jausmus, paversti juos muziejiniais, archyviniais, istoriniais, o ne aktualiais ir atsieti tautiškumą nuo valstybingumo, tačiau savo visais svarbiausiais gyvenimo pasirinkimais ir visa vėlesnė veikla, jis kaip tik rizikuodamas, galima sakyti, ir gyvybę, rinkosi aktualizuoti, politizuoti ir kovoti už tautiškumo susijimą su politika, už tai, kad turėtume tautinę savimonę, kas reiškiasi per jo kūrybą, pirmiausia per trilogiją, B, kad susietume tautiškumą su valstybingumu, kad lietuvių tauta turėtų teisę į apsisprendimą, į savo valstybę. Ir C, reikia pabrėžti, kovojo ne tik sovietmečiu, bet ir atkūrus nepriklausomybę iki pat savo gyvenimo pabaigos, už lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos statusą, už pagarbą jai, už jos vartojimą ir įvairius kitus aspektus. Tai visiškas prieštaravimas tam, ką teigia Marcinkevičiaus kritikai. Pagaliau, moralinis vertinimas remiasi intencijomis, tačiau politinis vertinimas remiasi veiksmų rezultatais. Ir rezultatai pakankamai apčiuopiami ir aiškus. Justino Marcinkevičiaus kūryba, ypač jo dramos, skatino, ugdė, išlaikė, padėjo išlaikyti tautinę savimonę ir pakankamai aišku, kokias emocijas ir kokį ryšį su jo teiktais idealais ugdė ta jo kūryba. Lietuvos visuomenės vyresnių narių vis dar galima paklausti ir išsiaiškinti, prireikus ir moksliškai, koks vis dėlto tas ryšys buvo, kokias emocijas ir kokias vertybės kėlė ir ugdė Marcinkevičiaus kūrybą, bet galima pažiūrėti ir paprasčiau. Skaičiusieji Marcinkevičiaus kūrybą, tie, kuriems jo vardas buvo autoritetas ir kurie manė, kad verta paskui jį eiti, galiausiai paskui jį ir paskui kitus ten buvusius atėjo į Sąjūdžio mitingus 100-tūkstantinėmis miniomis ir tai buvo, ko gero, geriausias referendumas apie tai, kur vedė ir kokią vis dėlto savimonę skatino jo kūrybą. Šiandien kritiškai nusiteikusieji dažniau yra tie žmonės, kurie kaip meno, o ne kaip tyrimo objekto, Marcinkevičiaus kūrybos neskaitė ir emocinio santykio, ypač priespaudos sovietmečio sąlygomis, su jie neturėjo. Ir to poveikio įvertinti nelabai gali. Tuo tarpu Sąjūdžio istorija rodo, kad Justinas Marcinkevičius savo darbais būtent paruošė dirvą tautiniam atgimimui, o ne jį užgesino. Sunku patikėti, kad agituojantieji laikyti Marcinkevičių sovietinių kolaborantų ar taip pat niekinamai sovietinių poetų viso to, kas čia aptarta, nesupranta ir nežino. Supranta ir žino. Tad kyla klausimas, kodėl kiršina. Viešumoje buvo pateikta reikšmingų ir įtikinamų aiškinimų, paremtų daugiau psichologiniais argumentais apie tai, kad jaunoji kultūros kūrėjų karta šitaip stengiasi išstumti senuosius, kurių vienas ryškiausių simbolių yra Justinas Marcinkevičius ir taip, tarsi išsistumdyti, susikurti vietą savo kultūrinėme tautos Olimpe. Nemaža dalimi tikriausiai tame yra tiesos. Tačiau greta egzistuoja ir politiniai motyvai. Neįmanoma nematyti, kad jau ilgą laiką Lietuvoje vyksta kova dėl Lietuvos istorinio pasakojimo, dėl istorijos interpretacijos ir ypač to, kaip suprantame 20-ojo amžiaus Lietuvos istorijos kertinius įvykius ir vaidmenis, kas čia ką padarė. Ir faktiškai nėra Lietuvos 20-ojo amžiaus istorijos puslapio, ypač kiek tai liečia laisvės kovas, kuris nebūtų tokių pastangų perrašyti istoriją objektas. Kai kalbama apie 18-20 metų nepriklausomybės kovas, drįstama sakyti, kad tai esą buvo pilietinis karas tarp Lietuvos ir Lenkijos, kad net nedera sakyti, jog Želigovskio veiksmai okupuojant Vilnių buvo okupacija, kas tai neabejotinai iš tiesų buvo. 41 metų sukilimo dalyviai, organizatoriai, apskritai net ir visa jo įsteigta laikinoji vyriausybė, vis dažniau ir atviriau yra kaltinama kolaboravimu su nacijai, žmonės vadinami tiesiog žydšaudžiais, nors dažnoju atveju tai būna už Lietuvą galvas padėję ir pasiaukojamai kovoja žmonės, o tie kaltinimai skelbiami nesivardinant pateikti įtikinamus nedviprasmiškus įrodymus. Dar daugiau einama toliau ir pokario antisovietinės rezistencijos partizaninio karo dalyviai ir pabrėžtina vadai. Ramanauskas, Vanagas, Lukša Daumantas yra daugiausia žydų bendruomenės veikėjų, tokių kaip Faina Kuklianski, Zurofas, Beikeris, Emanuelis Zingeris.
ir kiti viešai kaltinami taip pat prisidėjus prie holokausto ir dalyvavus žydų žudynėse, vien dėl to, kad, pavyzdžiui, priklausė lietuvių aktyvistų frontui ar neva buvo baltaraiščiais 41 vasarą. Iš Lietuvos valstybės, ypač institucijų, politikų, žiniasklaidos pusės yra akivaizdžiai bijoma tam oponuoti, demaskuoti propagandą ir melą ir užkirsti kelią tolesniam jos plitimui. Viso to kulminacija yra tos pačios minėtos Nerijos Putinaitės LRT eteryje ir kitur skelbti teiginiai, jog, perteikiant esmę, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis atvedęs į kovo 11-ąją buvo ydingas, nepakankamas, nacionalistinis, bet nedemokratinis judėjimas, siekęs tik nepriklausomybės lietuvių tautai, bet ne vakarietiškos demokratijos sukūrimo. Šiame judėjime buvo pilna komunistų, taip pat net ir KGB agentų ir, nieko keisto, kad po to pagrindiniai sąjūdžio veikėjai tarsi ir nerado jiems deramos vietos nepriklausomoje demokratinėje Lietuvoje, o tarp jų, kaip savotiškas švyturys, vienintelis sveiko proto tarp bepročių, buvo Vytautas Landsbergis, leidęs visam šitam keistam dariniui, sąjūdžiui vis dėlto pasiekti apčiuopimų rezultatų, iškovoti nepriklausomybę, o nežlugti ir nenueiti šunkeliais. Tokia interpretacija yra kuriama. Iš viso viešosios atminties formavimo pastarojo dešimtmečio Lietuvoje, ypatingai LRT eteryje viešųjų renginių valstybinių švenčių metu, simbolišką kalbėjimo iš signatarų namų balkono ir kitų aplinkybių galima labai aiškiai matyti, jog ypač jaunai kartai yra kuriamas vaizdinys, jog sąjūdis buvo vieno žmogaus dominuojamas ir vedamas judėjimas. Ir su tokiu vaizdiniu, su tokia vieno žmogaus vesto sąjūdžio samprata visiškai nedera mintis, kad Justinas Marcinkevičius buvo šito darinio sąjūdžio skydas, kurio dėka ypač pirmaisiais veiklos metais apskritai galėjo augti, nežlugti, nebūti sudorotas ir visuomenės palaikymo sulaukti sąjūdis. Tokios minties neprileisti negalima. Ir būtent šiame kontekste, tikriausiai tik jame, galima suvokti visapusiškai ir puolimo prieš Justiną Marcinkevičių priežastis ir prasmę. Tiesa ta, kad sąjūdis buvo sutelkęs daugybę ryškiausių to meto Lietuvos visuomenės asmenybių, kurios visos atliko skirtingą, bet lemiamą vaidmenį. Tikėtina, kad sąjūdis nebūtų susikūręs ir nebūtų konceptualizavęs savo tikslų ir krypties be Romualdo Ozolo. Tikėtina, kad jis nebūtų sugebėjęs išaukti ir pelnyti visuomenės palaikymo be Justino Marcinkevičiaus, nebūtų sugebėjęs organizuotis kaip masinis judėjimas be Angonitos Rupšytės ir tikėtina nebūtų sugebėjęs galiausiai pasiekti nepriklausomybės be Vytauto Landsbergio. Neigti šią asmenybių svarbą ir įvairovę būtų begalinių ir beprasmių ginčų visuomenėje šaltinis. Dar daugiau tai būtų banaliai netiesa ir, žinoma, tobula dovana Kremliui. Vilniaus miesto istorinės atminties komisijoje balsuojant dėl Justino Marcinkevičiaus įamžinimo Vilniuje klausimo, tiesą sakant, nekilo nei klausimas, nei diskusija, ar toks įamžinimas nekiršins visuomenės, ar tai nėra kontroversiška asmenybė. Nors šios komisijos narių sudėtis savo pasaulėžiūrą tikrai labai skirtinga, tai tiesiog atrodė savaime suprantama. Todėl labai keista ir blogiausia prasme keista yra girdėti Vilniaus mero Valdo Benkunsko teiginius, kad dėl Marcinkevičiaus nėra sutarimo ir įamžinimo klausimą bus galima spręsti tik esant tokiam sutarimui. Tiesa, kad 100% sutarimo nėra ir iš principo negali būti. Visada yra tiek piktybiškai veikiančių aktyvuotų asmenų, kiršinančių visuomenę, tiek ir visiškai nuoširdžių kitaminčių. Yra žmonių, kurie iš principo prieš bet kokį įamžinimą paminklais, nes mano, pavyzdžiui, kad paminklai yra išimtinai diktatūrų bruožas. Visiems neįtiksi. Tačiau tokio plataus sutarimo, koks yra Justino Marcinkevičiaus asmenybės atveju, reiktų toli ieškoti ir iš tiesų būtų sunku surasti. Ta būtų nesunku patikrinti iš tiesų demokratiškai tyrimais, apklausomis, tačiau dar oriau būtų tuo neužsiimti ir tiesiog patikėti viešąją erdvę, suvokti Vilniečių ir apskritai visuomenės nuotaikas ir nesipriešinti šiam įamžinimui. Dauguma, o svarbiausia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo siekusi visuomenės dauguma, šiam įamžinimui vienareikšmiškai pritartų ir Marcinkevičių laiko
teigiamų Lietuvos istorijos veikėjų. Vėlgi, neatsitiktinai 2016 metais kilus eiliniai Marcinkevičiaus puolimo bangai, tuomečio Vilniaus forumo, dabar išaugusiai nacionalinį susivienijimą inicijuotą viešą Marcinkevičiaus gynimo laišką pasirašė ir visa eilė iškiliausių dar gyvų antisovietinių rezistentų. Pabaigai verta paliesti platesnį nei Justinas Marcinkevičius įtarimo šešėlio klausimą. Visada rizikinga prisileisti mintį, jog gali užtekti įtarimo šešėlio tam, jog kaip visuomenė nebegalėtume pagerbti žmogaus ir įamžinti jo atminimo. Dar daugiau pavojinga prisileisti mintį, kad įamžinti ir gerbti galime tik tobulus be jokios dėmės asmenis. Tokių tiesiog nebūna. Vytautas Didysis plėšė, kankino, žudė, pardavinėjo žemaičius, dėjosi su ordinu prieš Lietuvą ir taip toliau, tačiau niekas nekvestionuoja jo kaip gerbtinos istorinės asmenybės ir tikrai neturėtų to daryti. Laidoje LRT eteryje visai neseniai Liepa Želnienė uždavė, mano galva, esminį klausimą, ar neturėtume laikyti, jog vien įtarimų užtenka, kad nebeįamžintume vienos ar kitos asmenybės kaip gerbtinos Lietuvoje. Ir atsakymas vienareikšmiškas - neužtenka ir negali užtekti. Visų pirma, todėl, kad įtarimus paskleisti, sukurti gali bet kas labai lengvai ir bet kieno atžvilgiu. Tai yra nuolatos daroma. Būtų be galo naivu manyti, kad daroma vien iš nesupratimo, iš nuoširdaus istorijos ieškojimo, tyrinėjimų. Gyvename tokioje geopolitinėje situacijoje, kokioje gyvename ir nuolatos mūsų kaimynai stengiasi sukurti naujus įtarimo šešėlius, daro tai profesionaliai ir neretai sėkmingai. Kartais tai yra visai neblogai išaiškinama, kaip įvyko pavyzdžiui Rūtos Vanagaitės darbų atveju, tačiau be abejo dar dažniau lieka visiškai neišaiškinta. Jeigu laikomės principo, kad įtarimų šešėlių užtenka tam, kad pakeistume savo kaip visuomenės istorinį vertinimą apie kurias asmenybės, paverčiam patys save tokių žaidimų įkaitais ir niekada negalėtume iš to išsivaduoti. Mums pirmės įtarimus ir mes po juos klamposim ir kapstysimės, negalėdami išlipti, nespėdami aplenkti vis naujų kažkieno sugalvotų įtarimų. Todėl būtina laikytis principo, kad įtarimai valstybės elgesiui su savo istorijos veikėjais negali turėti jokios reikšmės, kol nėra vienareikšmiškai, nedviprasmiškai įrodyti, o kol tokio įrodymo nėra, jie te gali būti akademinių diskusijų, tyrimų objektu. Ir tai nėra autoriaus nuomonė. Šių metų Liepos Vilmorus tyrimo duomenimis virš 40% Lietuvos gyventojų laikosi principo, kad panaikinti įamžinimą kokiam nors laisvės kovų dalyviui būtų galima tik tuo atveju, jeigu įtarimai jam būtų patvirtinti teisme. Dar 20% atsakiusiųjų teigia, kad net jeigu ir pasitvirtintų kaltinimai kokiais nors nusikaltimais, tai neturėtų pakeisti mūsų įamžinimo, jeigu žmogus įamžintas už savo nuopelnus Lietuvos laisvės kovoms. Ir beveik tiek pat 23% teigia, kad vien įtarimo užtenka tam, kad panaikintume kokio asmens įamžinimą. Tokios maždaug yra mūsų visuomenės nuostatos. Kas įdomu, nors tai nėra specifiškai ištirta, tačiau akivaizdu iš viešosios erdvės, būtent pastarojoje grupėje tarp manančiųjų, kad įtarimų užtenka žmogui trinti iš viešo pagerbimo, būrėsi dauguma tų, kurie šiandien yra Marcinkevičiaus kritikai ir jo įamžinimo priešininkai. Beveik niekas išskyrus tyrėjus neatsimena Marcinkevičiaus ankstyvųjų kūrinių pataikavusių sovietiniam režimui ir skleidusių jo propagandą. Tauta atsimena jo kūrinius, kurie žadino tautinę savimonę ir atvedė žmonės į sąjūdį. Atsimena jo vaidmenį sąjūdyje. Justinas Marcinkevičius tikrai nebuvo sąžinė, tačiau tikrai buvo tautos budintojas. Pats poetas savo autoritetu užstojo sąjūdį nuo žmonių baimės ir režimo represijų pačiais sunkiausiais 88 metais. Tai buvo kuklus žmogus, tikriausiai pats nenorėjęs savo jokio įamžinimo, tačiau kartą gimus tokiai iniciatyvai pasipriešinimas jai nebėra noro ar kuklumo klausimas. Kai šiandien svarstome Marcinkevičiaus įamžinimą, tai jau klausimas apie tai, kuo jį laikome Lietuvos istorijoje – gerbtinu ar smerktinu žmogumi.
Atsisakymas įamžinti Marcinkevičių šiandien būtų pareiškimas, jog laikome jį daugiau kolaborantų nei tautos laisvės šaukliu. Tai būtų grubus istorijos iškraipimas. Dar daugiau tai būtų nacionalinės valstybės principo atsisakymas vardan norinčių džiaugtis laisvės principu. Neturėtume to daryti. Priešingai, Justino Marcinkevičiaus paminklo šiandien daug labiau reikia ne jam, o mums patiems. Tiek šį kartą. Ačiū visiems, kas mūsų žiūrite. Prenumeruokite mūsų kanalą spausdami mygtuką apačioje. Taip pat remkite Contribui platformoje, į ką instrukciją taip pat rasite aprašyme po šiuo įrašu. Tiek šį kartą ir iki kitų. Sudie.